Labas rytas, šiandien yra ankstyvas šeštadienio rytas, dabar 6 ryto. Važiuosime įdomų slalomą. Šakios, tiksliau, Ketur naujienoje prie Šakių 3,5 vožtuvo organizuoja slalomą prie bažnyčios, koplytelės. Žodžiu, bus labai įdomu. Startavo varžybos, kaip tik važiuoja pirmi žmonės, tai ir aš ruošiuosi startui. Žmonės mato tą nuostabią koplyčią, kurios pakilimo tokiuose vos mes važiuosim. Šiaip trasa slidi, tai bus šiek tiek baisu pačioj pradžiai, bet manau, kad eigoj dienos prasivalys. Turiu 9 važiavimus, nes važiuoju 3 klasėse ir dar greičiausiai šiandien iš kiekvienos klasės varžysis dėl boso taurės, tai yra greičiausia dalyvio taurė. Tai bus labai įdomu, jeigu pavyks irgi pasivaržyti su kitais. Turiu tokį heką pasislėpęs, jeigu ką. Tai turim 2 padangas RGC, kurios nėra driftinės, kaip mano dabar uždėtos, nes driftinės yra 270 redvairas, o tos ant 120, gal 140. Tai kol kas čia dar yra gumos, bet trasa tokia aštroka ir turėsim boso taurę. Tai jeigu matysiu, kad sunkiai sekasi ir turiu šansų, tai mausim ant priekį ir bandysim kažkaip sulėkti greičiau. Vėl daug dūmų. Va jau Audi pirmą startavus, nuėjo pagulėti. Tai emocija tokia, kad labai slidu. Aš net netraukęs rankinio, tiesiog skersas jau vienoje vietoje trasos. Laikas šiaip priekį varomų mašinų mano kaip ir geriausias dabar. Akivaizdu, kad galų varomas mašinos čia šiandien turbūt dominuos. Bet jo, manau prasivalys trasa ir tada jau ir priekį varomas mašinos šiek tiek geriau galės sulėkti. Ką tik tiesiog randam tą mašiną, kuri... Dviratininkas praeit, suvedė skubėdamas. Va ta vat mašinytė,
Tiesiog random išvažiavo į trasą. Visiškai random. Net nestojo, kad pristatyta pilną automobilių. Vat stovi čia prieki, už manęs stovi mašina, pilna čia pridėta kugelių. Nesvarbu. Aš važiuoju, man jį važiuoti ir svarbiausia, jinai atvažiavo, bet net ne per ten reikia atvažiuoti į tą koplyčią. O ten pasistatė, nors čia užstatyta yra. Ten nėra tiesiog. Ir dabar tokia, aš atvažiavau, aš nevažiuosiu lauk iš čia. Tikėsi pirmas ratas visų, sulėkiam greičiausiai Ryanair'as, minutė 19, man atrodo, kosminis laikas, nelabai kas jį net pasivėjo iš tikrųjų. Aš šiaip netaip sekundę per History klasę nukabinau nuo savo pirmo važiavimo, bet atrodo, kad trasa net nelabai išsivalys, nes kiek važiuojam, tai tas pats, tai tiesiog reikia važiuoti aplink tuos slidumus ir neiščiošti, nes 4 tiesiog skrendu. Svarbiausias dalykas duoti atsivesinti Civicui, nes gaunasi, kad važiuoju vieną klasę po kitos, tai užšyla jau. Einam pažiūrėti, kas ten nutiko Justui. Nes sulėkė visai greitai, bet atrodo, kad nušoko kažkas. Dirželis. Na. Justas bandys pasitvarkyti, kad spėtų į kitus važiavimus. Gal spės. Čia važiuoja greičiausias varžybų dalyvis. Labai gražiai su kameras visose vietose. Buvo geresnis, bet kažkur kabinau fiškę, tai jūs pasiklaust kur. Bet jau jaučias, kad šiek tiek prasivalė visgi ta trasa. Ir geriau važiavau posūkis, aišku, buvo tokių aštrių vietų, ten bum, taip per mašiną, nes tiesiog duobių yra trasai, bet pagerėjo, tai yra potencialo, gal reikės dar pasikeisti padangas. Važiavimas buvo geras, bet gaila kauliuką nuskyniau. Minutė 19 važiavau, tai minutė 19 jau gerai, iš tikrųjų FVD net nelabai kas prilygsta šitam, tai dabar šitą ratą pabaigsim ir tada aš jau manau, kad važiuosiu, tiksliau nevažiuosiu, o pasikeisiu padangas, geresnės susidėsim į priekį, pažiūrėsim ar kažką keičia.
nusprendžiau, kad reikia pasikeisti padangas visgi priekinės. Šiek tiek koilus pakeičiau setupą, nes labai jau stipriai duobės trunko. Planas toks. Atsivesinti, pasikeisti priekinės padangas ir tada bandysim kažką sulėkti. FVD kol kas su pirmas, Vilstori pirmas. Laisvoj klasėje net neįsivaizduoju. Šiaip gerą laiką suvažiavau, pajutėjau 3 sekundėm, bet netyčia fišką nuskyniau. Tai tada trečias mūsų ratas. Aš pasikeičiau padangas. Sprendžiu ištasti dėl to, kad iš šitų jau nelabai kas ir beliko. Nežinau, ar matas ar ne, bet padilusios gerokai. Tai pažiūrėsim, gal laisvoj klasėje netyčia ant podimo pavyks užlipti, reikia tiesiog be klaidų suvažiuoti, nes gerą runą turėjau, bet netyčia fiškę nukaliau ant važiavimo, tai 5 sekundės yra daug iš tikrųjų, o pats pirmi važiavimai buvo nešvarus ir labai slidus. Čia yra mūsų varžybų lyderis, visus lenkia 2 sekundėm su Emeru. Puikiai važiuoja, o čia grįžta po savo važiavimo Justas Žukauskas, kuris prastai labai greit lekia, bet šiandien kažkaip nesiseka jam ir dar birželis buvo prastai atsvažiuotis. Ir finišuoja mūsų mokinys. Tai žodžiu, nusprendžiau pasikalbinti dar mūsų nuostabų šakių jaunimo gurų autosporte Gyti. Tai Gyti, aš turiu vieną klausimą, labai svarbu. Kaip tu iš viso nusprendėjai, kad reikia organizuoti tokius būtent renginius? Šiaip nežinau, iš tikrųjų potraukis gal nuo vaikystės buvo, kadangi mėgau tą sportą tokį. Visą laiką su tėčiu važiuodavom į kroso varžybas pažiūrėti ir tada kažkaip 12 klasės su draugeliu sugalvojom, kad reikia daryti kažką savito, suburt komandą, kur galėtume patys daryti tą vaibelį, kur patys mėgojamės. Tai šiandien turim tokios dalykus. Kokie šiaip didžiausi iššūkiai būna organizuojant, nežinau, slalomą arba šiaip mieste, kai reikia organizuoti, čia dabar faina, labai lokaciją radot, bet įprastai kokie iššūkiai didžiausi būna? Tai didžiausias iššūkis būna su visais susitart. Pavyzdžiui, kaip jeigu arti bažnyčios būna, kaip ir Šakiuose, kaip ir Šičia, pavyzdžiui, yra klebonai, kurie yra kai kurie principingi, jie nori, pavyzdžiui, kad įdėtum kokią tai nors savo, kad, sakykime, bažnytėlę, tada viskas bus gerai. Ta prasme, visą laiką iššūkių būna, ta prasme, ar tai, sakykime, savivaldybė viskas bus gerai, ta prasme, ten leidimo viskas tvarko išduoda, bet, būna, kad vietos gyventojai kažkokį labai nepatenkinti, tai jų verslą ar kas nors, kad neustojame. Nepripratę prie tos kultūros, ne, kažkaip. Jo. Tai, o koks dabar kitas slalomas, kur galėtų atvažiuoti ir sudalyvauti žmonės, arba šiaip tiesiog pažiūrėti, kaip atrodo? Metų vinis, spalio 19 dieną Šakiuose turėsim naktinės automobilių slalomo varžybas. Vienintelis varžybos Lietuvoje iš vis tokios vykdomos, kadangi tai žodžio, tai tokį dalyką darysim spalio 19 dieną Šakiuose. Labai visus kviečiu atvykti. Aš buvau, šiaip labai smagu tikrai buvo, net gal dėsim kažkokį ten fotkę ant ir buvau net viršelio coveris po to iš tų varžybų kažkuriuose 3,5 varžybose. Jo, ir šįmet nesu garantuotas, bet ką žinau, ką sakyti, kol video šiais, tai manau, kad šiais metais bus ir scena ir viskas normaliau. Okay, biškai rimčiau, ne? Jo, ir greičiausiai, kad pas mus koncertuos atlikėjas Omerta. Slalomas kaip slalomas, bet koncertas vis tik turi būti vakaro vinis. Tai va, spalio 19 dieną, jeigu norit, naktinis slalomas Šakiuose. Oi, kaip čia neblogai atrodo viskas. Tai va, smagu, kad atvažiavo Cindy ir gamina visiems atgaivos kažkokius dalykus. Tai ir man dos paragauti, įvertinsim. Ir šiaip fainai, kad Šakiuose iš viso toks yra bendras vaibas geras iš bendruomenės, nes ir Uriga remia visą laiką, atvažiuoja kažkas, kas dirba Šakiuose, iš Šakių yra daug dalyvių tikrai ir ne pirmas kartas jau, kai aš dalyvauju šitose varžybose ir visą laiką kažko unikalios. Pavyzdžiui, visą laiką turi kažkokių įdomesnių apdovanojimų. Pavyzdžiui, praeitais metais gavau ant tokio labai faino medinio padaryto užrašą. Dar metinis apdovanojimas toks gražus, unikalus, net drįsčiau teikti, kad geresnis negu čempė. Paprašiau kažko gaivaus, tai padarė man geralą, išsimaišiau. Su pasiflorais. Oi, kaip gerai, toks gyvus. Einu vėl GoPro pritvirtinti prie šalmo, kaip nežinau, suspėti išgerti gėrimą šaltą gaivų ir to pačiu dar susfilmuoti viską. Bet žodžiu, aš tvirtinu jį čia ir onboardai taip ir atrodo iš tos pusės. Tai šiandien toks labiau
video, kaip bimbinėju ir tiesiog ką darau, kaip nuobodžiaudamas tarpose užpildau savo laiką. Nu, karšta labai jau darosi, jau tiesiog nuovargis šiek tiek ima viršų. Atrodo, bandau geriau lėkti, bet jau tiesiog nebesvaldu ir pasirodo vėl nuskyniau kažkur fiškę, galbūt gyvatėliai, tai nežinau, ar FOD beliksiu pirmas. Visi dėl greičiausio taurės turi važiuoti, bet yra tokia situacija, kad MR2 įvažiavo 2 sekundėm greičiau negu bet koks kitas artimiausias laikas. Vat būtent šitas MR2. Tai visi sako, davai, pirmas važiuok. Ir tada žinosim, ar mum važiuoti, ar jau nebereikia. Lekia, lyderis. Na ir paskutiniai metrai. Tu su Karoliu, kuris vairuoja šitą nuostabų EKM6 juodą, nusprendėm, kad neįtikino mūsų Pauliaus važiavimas ir reikia pabandyti. Tai viskas, aš jau irgi deduosi iš tapkyčių į batukus ir bandom po paskutinį. Ir šiandien nepralenkiamas History klasėje, nors nesu History automobiliu beveik važiuojantis Algirdas Gricius. Aš sakiau, reikia... Dar kartą planuojam. Iš to pakelį. Dar kartą plokim mūsų jauniesiems vairuotojams. Ir šiandien pirmoji vieta priekinės ratas automobilių klasėje Algirdas Gricius. O, dar. O, nepavalgysi. Draugam visiems išdalinsi. Lojame dar kartą. Kavom, susidėjom, 2 pirmos vietos, 1 vieta FOD, 1 vieta History. Laisvoj berods 5 likau, ar 4 ar 6, numušiau fiškių. Ir kai lėkėm dėl greičiausios taurės, pasirodo Paulius visgi kažkas nutiko jam. Tai važiavusi kiti, bet dėja aš taip pat numušiau vieną koliuką. Tai irgi nelaimėjau, bet buvo labai juokinga ir smagu. O dabar atsisveikinam su šia nuostabia. Sakom, ate koplyčia. Šiandien atsiveikai ir važiavam namo. Laikas pailsėti, rytoj laukia kitos varžybos. Užbaigėm, kaip ir pradėjom iš garažo. Labai pavargau, iš tikrųjų ant tos saulės būt didelis nuovargis, bet turim to pasidžiaugti. Tai yra 2 taurės, FOD ir History. Gražios, tvirtos, galingos taurikės. Rytoj mūsų laukia dar vienas varžybos. Tai šiandien yra
rugpjūčio 17, aš 18 važiuoju, darant varžybas. Ir čia toks kaip pasibandymas, dėl to, kad kitą savaitgalį dar rugpjūčio, tai bus 24-25, bus Lietuvos slalomo ir street race čempionatai. Vienas Utenoj, kitas Alytuj. Tai turbūt susitiksim jau tenais Instagrame, o po to čia YouTube'ai. Čiau, chebra.